Išvedė tiesiog iš autobuso. Pradėjo rėkti. Let's go, let's go! Polis kažką tenai ir žodžiu išmetė mus tiesiog. Bye. Oh my god. Atėjom. Kaip škarštas. Bando gauti nuolaidą. O įsėdame į savo sleeper busą. Gavom sleeper busą. Čia galiu nuo žąs užsidaryti. Čia net yra va pakelimai visokio. Ir matau čia masažas net yra, kad įjungti tipo masažo funkciją, bet dar neveikia kol kas. Mano mėgstamiausia autobusų. Galėtų Europai tokia būti. Nereiktų lėktuvų. Važiuoji savo į Palangą. Va, pamiegi. Nu. Tai žiauriai nais. Antram aukšte dabar. Ragauju jackfruit chipsus, tai čia duonvaisio čipsai. Tai žinot, kaip tie būna Lietuvoje obuolių sudžiovintos skiltelės. Dak man vieną. Obuolių traškučiai tai labai primena. Tie biški saldus. Išvedė tiesiog iš autobuso. Pradėjo rėkti. Let's go, let's go! Polis kažką tenai ir žodžiu išmetė mus tiesiog. Bye. Išėjom jau daiktai sukrauti, išmesti visi. Išlipau pasan, šaligatvio deduos batus, žiūriu, lagaminai visi pysti ant gatvės išmesti. Dabar einam ban myto ragauti. Čia imsim sumuštinius va. Labai daug žmonių. Nėra kur atsisėsti, tai reikės ieškoti vietos. Gavom va tokį sumuštinį. Parodė kaip rėti, kaip ta. Prezidento turi, matau, morkos. Tai nežinau, čia realiai agurkas, morkos, mėsa, dar kažkas yra, bet padažas va žiauriai skanus realiai. Kaip labai gero sumuštinio. Va, kokį kambarį gavom. Kainavo 33 eurus nakčiai. Čia jau. Nu jo, čia jau. Labai gražus. Viena naktis ir neždinamės čia į Danangą pagaliau. Žinau, pasapos tai čia labai didelė sumaišti šitą miestą atrodo. Man tai tiesiog čia per daug. Jo. Tiesiog tokia ramybė buvo, dabar visko daug, žmonių daug, garsų daug, kvapų irgi daug, visko daug. Žodžiu, reikia iš čia neždintis toliau į Danangą. Ir tikrai bus geriau nei čia, manau. Labai, nežinau, Hanojus kol kas labiausiai nepatiko iš visko. Tai mes jau 15 minučių ieškojom ir radom vaisių, bet ne iš vaisių kiosko, o iš sulčių kiosko. Tai kažkaip išsiderėjom ir dar gavau šitų arbūzų sulčių. Labai gaivas. Pradedam rytą. Taip, atradom netyčia kačių kavinę. Nu, ką čia gavai? O. Jūs juokaujat? Aš gavau bulvytes, viduje sumuštinį, ten sakė bus sūrio ir daržovių sumuštinė. Sumuštinis ir man Tomas labai rekomendavo, aš norėjau kryžių. Ir aš gavau tiesiog sumuštinį, kuriame yra kečupas ir bulvytės ir sūris. O skanu? Kaip gali būti skanu, žinau, ten bus daržovės. Pažiūrėjau, man tavęs klausyti reikia. Kaip dabar man valgė šitą dalyką? Ką, žinau. Čia nieko nėra daugiau, tik tai bulvytės. Ai, nu vienas agurkas. Nu.
parodyk žmonėm. Nu ką žinau, neatrodė tokia piktai, įsidės po to. Atskridom, tai yra į Danangą. Jo. Tai va, šiaip žiauriai kitoks klimatas Danangė jaučiasi nei nuo Hanojaus. Labai tanku jau šitą žemės, bet labai šilta. aš manau, kad čia bus gražesnis ir prabangesnis miestas. Jo. Hanojus. Nu, nauja būtų apžvalga. Gavome Airbnb dabar 2 savaitėm su bombiniu vaizdu. O toks vaizdas. Svarbu langai yra iš viso, kai kur nebūna jų. Tai va. Taip atrodo vidus. Lova. Vonia kokia. Nu, net 2 lovos yra, galėsim svečius priimti. Atkirstas kažkas. Atkirstas. Mažiukas. Atik. Oi, ko? Koks tu įdomus. Nu, Danangas tai visai kitaip atrodo nei Hanojus, žodžiu. Bet čia jaučiasi, kad šalia yra jūra, toks drėgnas oras, tas ir gaivus. Jo. Šiaip man fainiau atrodo ir eismas toks ramesnis. Va, nieks nepypinant, tūkstančiai motorolerių nevažiuoja. Gatvės platesnės. Jo, ir gatvės platesnės, tai įdomu, kaip pati jūra ar vandenynas bus. Turėtų šilta labai būti. Nu, atėjom. We made it. Op, pašokt reikia. Op! Oh my god. Atėjom. Koks miestas. Visai tylas pradės. Na. Šyš. Kaip gražu. Ką, eisim merkti kojas? O. Kas čia? O, einam toliau pažiūrėti. Oh my god. Va čia tai priėjom dalykas. Kiek kvapų. O, vaisiai. $30,000 pasiėmėm? Nu, davai, paimk. Gavo mangų, 30,000 kainavo va šitas visas. Einam dar pažiūrėsim, ką čia rasim. Gero. Labai daug žmonių. Mus įspėjo saugotis kišenvagių, nu, bet natūralu. O žiūrėk, koksai mimas. You can sit here. Check out. People chicken. 30 for one. Prieinam pabiškį, žmonės važiuoja gal. Reikia arčiau eiti. Greitų metu turėtų wow. Nu, va, laukiam dabar Dragon Fire'to pasirodymo, tai žiauriai daug žmonių visur. Laukiam su 1000 žmonių. Jo. Abiejose tilto pusėse. Tai jau 10 minučių bus. Kiek daug visko čia. Wow. O, kaip škarta. Eik tu sau. Wow.
Peršlapo vis. Oh my god. O ne! Turgelį vaisių. Labai pigiai viskas. Čia pavyzdžiui, 2 dragon fruitas euras. Čia irgi kažkoks keistas vaisius euras. Obuoliai biški gal brangesni. Tai pasiemam va drakono vaisiaus, pasiimsim va šito vaisiaus. Šito vaisiaus pamėginti. Ir įdomu, kiek čia Julija suderins kainą. Bando gauti nuolaidą. Šiam 1000. Nu tai gerai, šiam 1000. Nesiseka vis dar mums dėrėtis, kaip matau. Nu ja, už va viską sumokėsim 2-3 eurus, kažkas tokio gaunasi. Tai. Jo, 2 eurai su kapeikom. Say hi to our camera. Yeah. We are doing video. Hi. But it looks Hi, real. man. Remember me? Yes, of course. So you're different in the image. Attended Okay. it. You look What? different. Yeah, And you look smaller than I am. Yeah. You taller than me. You taller than I expected. Julija draugauja su vaiku. Žymė. Vardas avokado. Pamiršau jau. Jo. Čia va maisto žymės parašė. Visokio turim. Labai daug visko. Atvežėm 9 lauktuvėm. Ir kažką kepščia. O Jimmy's pagamino vakarienę. Wow, it looks amazing. Yeah. Okay. And this one is for you only. This one and this one is for you only. She can eat them all. Wow. Nu va, einam dabar į spa. Taip, pirmą kartą eisim Danangį spa. Jo, Julija nori pasidaryti procedūrų. Ir tu nori. Nu, aš masažą noriu. Jo. Tai bus 3. masažas. O mašina su neonkiam. Dabar pamatysiu. Bele ką. Gražiai atrodo. Pasidarys. Gražiai atrodo. Up. O, atėjom į masažo saloną. Pavaišinai. Pavaišinam bananais mažais. Bet toks storas. Bet jie ne tokie peraugę, kaip pas mus, jie tokie Mhm. natūralūs. Nusidėrėjom pagaliau dėl nuolaidos, 10% nuolaidą gausim. Tai, bet čia biškai daugiau viskas kainuos, bet vis tiek normaliai. Apie 53 baksus jaučiu. Va, gavome vonelę. Kaip ponai. Visai meloniai šitas. Nu, išėjom į masažo. Sumokėjom 50 eurų realiai. Bet tave pusantros Jo, 1,5 valandos masažas full body, Julijai 10 minučių ir tada kojų vaksingas. Man kojų depiliacija dar padarė. Taip. Tai jo, šitą masažą vertinu 2 vietoj. 1 vietoj Sapos masažas vis tiek lieka. Tada dabartinis ir tada to miestelio masažas pats pirmas. Jo, jinai pradėjo ant manęs ropoti, tai biški sunku buvo. Ir biški skaudėjo, bet po to maloniai viską padarė. Mano tai buvo labai lengvutė, tai aš tai nelabai ką jaučiu. Tai va, Julijai visada viskas geriau nei man. Žiūrėk. Wow. Lol. Pasiėmiau banyščią.
Vieną su čikenu ir sulčių passion fruit. Iš viso 50 000. Žiūrėsim ar skanu. Daug Google reviewsų gerų. Šį kartą atrodo taip sumuštinis. Ir sultis. Klausė ar cukraus įdėt ar ne, tai pasakiau, kad ne. Tai pažiūrėsiu ar saldžios ar ne. Bet labai skaniai atrodo. Oi, aštru. O, tai va, atėjom meksikietiško šį kartą pavakarieniauti. Aštru. Gardu. Geltona, žalia, raudona. Fanai. Čia iš vaikiško meniu šiaip, mini načio. Ne vaikiško. Antras patiekal. Pažiūrėkit, kokį močiną gavau burrito. Aš net nežinau, nuo kurio galo pradėti, bet jis sveria. Jis daug sveria. Nu, pavalgiam. Nu, kas pavalgė, kas nepavalgė. Nežinau, užsisakiau takos, tai buvo neskanus. Kažkokia keisto skonio labai višta buvo. Tai vieną suvalgiau su pusę. Sumokėjom už viską 520 000, kas yra daugokai. Tai daugiau neberinksiu tokių prašmatnių restoranų. Vidury parduotuvės. Žaidimai. Nu, ką čia valgom? Nudulsus su oyster mushrooms ir spring rolls pas mane. Biškio aštroka. Nudalsai po 100 000, man atrodo, kainuoja. Tai porą eurų. Nu, dar ir sultis. Vietnamietiškas čia restoranas jau. Didelė porcija. Belė, kaip didelė. Priėjom mokyklos kažkokias patalpas. Ir kiek čia motorolerių visur. Čia jaučiau gal kokią studenčiokų aikštelę tada. Pas mus su mašinom visi suvažiuoja. Ai, nu va, tai universitetas. Nu tai čia studenčiokų aikštelė tada gaunasi. Tiek motorolerių suvažiavę. Va, atėjom į kavinę kačių. Čia gali užeiti ir būt su katėmis. Špakosi maistelį jam. Nupirkom va maistelį. Dieve. Čia visą armiją išsireikiavo jų. O dieve. Kaip tai čia įimas su rankom? Žiūrėk, daug tam didžiakių. Kurią? Julija mane puola. Na, rytis Danangė. Ir einam. Einam pažiūrėti Lady Buddha. Čia labai turėtų būti gražus parkas. Taip. Spūdingas statula. Beždžionės turėtų būti. Jo. Nu tada saugom Skaičiau. daiktus. Jo. Į ten. Šuniukas priekyje. Labai labai karšta. Let's go. Priėjom didingąją Lady Buddha. O ir Lady Buddha. Tokio dydžio. Kaip įspūdžiai? Nu jo. Einam dar beždžionių ieškoti. Nu, atvažiavom į parką. O. Nu čia jau didelis toks. Va ir vežliukas.
Nelabai taksas norėjo vežti čia mus. Sakė lėvai. Bet jie patys nesuprato nieko. Grįžom iš visų keliavimų paleidė būdas. O šiandien labai karšta. Tai Jo. Ir dabar pietus. Tai kas čia yra, Julija? tą jų tradicinį ryžių blyną pasiėmiau ir sakė, kad štai turiu ryžių popieriaus, galiu įdėti visus ingredientus ir suvynioti ir valgyti. Tai reiks suplojimo ryžių popieriaus. Taip, pasidarai sumuštinį. Tokia didelė porcija. Čia banano, ne? Blynas. Banano blynas, ne? Nu kvepia kaip bananai. Čia bananų žiedai. A, nu jo kvepia. Nu. Oho. Bandom kažką iš visų. Kažką susukau. Nu ir dabar dipint turėjo. Normaliai. Jeigu su pagaliukais, tai negalėtume. Skanu? Va, kaip atrodo Danango paplūdimiai. Daug gultų, pigus gultai po eurą kažkiek su centais ir palmės visų. Nu taip, eurą 50. Nu, kylam. Cable car. Tại vương quốc mặt trời rộng lớn náo nhiệt, đừng bỏ lỡ chuyến đi tại triển lãm Mỹ Lan khác, ngôi làng trong mê với các tòa lâu đài hay các đường kiến trúc Gothic. Khác thường mặt trời, một cảnh ngộ của các bảo vật La Mã trên đỉnh núi Chúa, quảng trường hội chợ náo nhiệt với các trò chơi lôi cuốn, hay khu vui chơi trong nhà Fantasy Park, cùng 4 chương trình sóng ốc ngoài trời đầy hấp dẫn. Khác với những trải nghiệm hội hè, vương quốc mặt trăng bí ẩn và chứa đựng đầy bất ngờ. Xin mời quý khách du du trên chuyến tàu hỏa lên núi Số. Atvykome į French kažkokį village. Va tokie vaizdai tiesiog. Ten dar toliau cable carai visokie. Ir dabar eisim žiūrėti, ką čia pamatyti. Plano nelabai kažkokio yra. Rožytės. Karuselė kažkokia toliau. Nu toks grinai turistinis objektas. Smile. Motyvacinė muzika skamba. Priėm va tokį va. Einam. Šventiklaus. Ir prieinam dar vieną šventyklą. Bent jau panašu į tai.
Žiūrėk. Matosi visas miestelis. O. Nu va. Šiaip tikrai labai gražus šitas Jo. tiltas. Daug yra ir be skrandybės, bet tiltas su rankom tai tikrai. Ir šiaip žmonių nėra beveik, kas pasisekė, nes čia būna. Karščiausias metas. Jo, sausakimša. Nu va, ir baigiam savo kelionę. Čia karšta. Ale kaip, kokie įspūdžiai? Man patiko ten to šventyklos ir tas Golden Bridge. Tai šiaip visai tikrai gražiai ir tie sodai gražiai sutvarkyti. Nu tos pilis tai tokios jo dirbtinės. Jo. Ir va, čia leidi būdą dar. Ne, Nu gal leidi, tiesiog būdą čia. Tai irgi tokia netrodo labai tikroviška. Šiaip gražu, verta buvo pamatyti. Va, mus paėmė mūsų vairuotojas. Julija jau. Turim privatų vairuoti. Taip. Palaukė, kol mes ekskursijai buvom savo, kol nagrinėjome mūsų ir sumokėjom už nuo Danango iki čia ir atgal 700 000. Tai net pigiau nei Grabas gavus. Kokį yra mielą kačiuką. Tada panoja valdui, nes jis turi baltą kačiuką. O šiaip, tai čia žiūrėkit, čia jūs galvojat, kad čia yra interjero detalė ir obuolys, bet ne. Čia yra viduj arbatinuko saugykla. Matai, kai išėrėt arbatos iš plano gali padėti atgal ir nieks negalvos, kad čia viduj yra arbatinukas. Daug įdomių čia dalykų yra. Ei, bet brangu. Kas čia вообще? Čia joks monstras. Oho, podėlka, karoči. Čia vaikus kur gąsdinam, važmėgas. Kažkoks keistas. Rytas ir atvažiavom su Džimiu į kavinę. Oi! Oh, wow. It's good, or Yeah, you it's need to move good. some. Va, kokia. Nice. Take this one. O važiuojam su taksu ir va tokią kolekciją pasi visko. Irgi reikia tokį turėti mašiniuką. Tai čia anime gal tas? Nu. Cool. Mm. Labai cool atrodo. Atėjome į hotpot. Mama hotpot. Mano hotpot, čia žodžiu bus hotpotas. Ir pasiėmėm va tokį bufetą dviem. Tai žodžiu gali čia išsirinkti dvi sriubas, kurias čia patieks. Ir tada... Ir tada renkamės ingredientus. Jo. Tai paėmiau va šitą va. Nu, tu mėsos, aišku, prisėmė. Chickeno pasiėmėm. Ką dar čia pasiėmiau? Toliau ėmėm daržovių ir koldūną aš pasiėmiau su grybais. Koldūnų. Čia neėmėm nieko. Ai, Va šitą aš tokų paėmiau, jo. pasiėmiau. Prie... Tada daržovių Jo, rinkinį. daržovių rinkinį. Va, daržovių rinkinį. Ir dar noodlesų. Jo, šviežių nudulsų ir... Jo. Tai va, tai čia vienam, kaip suprantu, kainuoja 208,9, ne? Nežinau šiaip. Jo, man atrodo vienam. Gali būt. Jo, tai... Kai mes galim ir dvi sriubas virti, tai mes pasirinkom virti dvi sriubas. Tai va. Baisu net. Gerai, parodyk savo listą. Ir čia tu turėjai pažymėti. Yes. O, gavome. Gavau koldūniukus ir sofiukus. Daržoviukus. Ir daržoviukus. Va, mūsų hotpotas. Mes į vidų. O. Savo sriubą gaminam tiesiog. Ir kukurūzą mes. Mane filmuoji su galva. Taip. Aha. O į šitą įmesi kažką? Jeigu nori.
Ne tą atnešė man. Aš gyvistos buvau užsisakęs. Paklausiu. Jo. Nu. Va. Viskas čia dar. Bomž paketą įmetėm. Ketai. Aš nemoku. Mes žinom, kad tu nemoki, bet tu atvažiavai į Aziją. Tu sakai, patreniruoti mane nori. Sakai, tu į Aziją atvažiavai. Turime bomž paketą. Sėkmės. Mane dreba rankos. Račia kitaip reikia daryti. Tai pats daryk padažo, ne? Jo, žodžiu, čia man bandė padėti žmogus, tada atėjo padavėjas, tada sako, ką tu čia darai. Tada žodžiu padarė, jisai man parodė padažą padarėm. Tai dabar išviriau mėsą ir dabar su padažu ją galima valgyti. O kaip? Gerai. Gerai. Labai gerai. Nu, davai, ieškom. Ieškom gražių... O, žiūrėk, va tokia va. Reikia marškinukų surasti. Jo, ir sau. Ir sau noriu. O čia visai tokia. O, pažiūrėk. Nu, paskutiniai Danango momentai. Jo oro uostas čia tokia dydžia kaip Vilniaus oro uostas. Jei ne didesnis. Pasiėmiau burgeriuką iš šito Burger Kingo. Tai va, tai ką, skrendam į Ho Chi Minhą. Jo, turėsim 3 turbūt intensyves dienas, net miestas labai judrus. O paskui į salą viskas. Jo. Bam.